Christine Mary Paulita gimė 1986 metais kovo 31 dieną Long Islande, New York'e. Pirmuosius savo gyvenimo metus ten ji gyveno su savo mama Lori, namų šeimininkė, tėvu Čarlzu, statybininku ir savo vyresniuoju broliu. Deja, kai Christine buvo vos 2 metukai, jos tėvas žuvo darbe nelaimingo atsitikimo metu. Ir nuo tada Christine gyvenimas tapo sudėtingas. Po vyro mirties Christine motina pradėjo piknaudžiauti narkotikais ir galiausiai prarado globos teisę į savo vaikus, kurie buvo perduoti jos tėvams. Ir jeigu mažai mergaitai prarasti abu savo tėvus nebuvo pakankamai sunkus gyvenimo išbandymas, neužilgo, dar būnant vos darželinuke, Christine buvo diagnozuota alopecija. Židinė alopecija tai autoimuninė būklė, kuri sukelia plaukų slinkimą, dėl ko mergaitai nuslinko plaukai, antakiai ir blakstienos. Dėl plaukų slinkimų Christine teko nešioti perukus. Negana to, ji taip pat turėjo prastą regėjimą ir nešiojo storus akinius. Todėl dėl savo išvaizdos tapo klasiokų patyčių taikiniu, o tai stipriai paveikė jos pasitikėjimą savimi. Galiausiai, Christine mamai įveikus narkomaniją, ji atgavo globos teisę į savo vaikus. Moteris netgi ištekėjo antrą kartą ir šeima persikėlė į Clear Lake City, Teksase, pradėti naujo gyvenimo. Christine ten įstojo į vietinę vidurinę mokyklą. Dabar, jau būdama paauglė, Christine pradėjo naudoti makiažą ir gal ne pačius patraukliausius perukus, dėl ko ir savo naujojoje mokykloje ji tapo patyčių auka. Vis dėlto, Christine gyvenimas pasikeitė, kai 2 populiarios klasiokės ją draugiškai priglaudė ir padėjo jai pritapti naujoje aplinkoje. Jų vardai buvo Tiffany Rowell ir Rachel Colorutis. Merginos jai padėjo šiek tiek pagerinti savo išvaizdą ir pritapti tarp kitų mokinių. O 2003 metais ji netgi laimėjo mokyklos grožio konkursą. Tais pačiais metais Christine, kuriai tuo metu buvo 17 metų, pradėjo santykius su 21 metų Christopher Lee Snyder. Tačiau jos motina ir patėvis nepritarė šiems santykiams, kaip ir jos draugės Rachel ir Tiffany. Pagrindinė priežastis buvo Christopherio narkotikų vartojimas ir ilga nusikaltimų istorija. Deja, jų susirūpinimas nebuvo laužtas iš pirštų, nes pradėjus draugauti su Christopheriu, Christine pradėjo vartoti narkotikus. Jis taip pat pradėjo smurtauti prieš Christine ir izoliuoti ją nuo šeimos bei draugų. Pasak Christopherio šeimos, šie santykiai buvo pasmerkti nuo pat pradžių. Jie teigė, kad pora dažniausiai pykosi. Vienas iš konfliktų baigėsi tuo, kad Christine grasino išžudyti visą jų šeimą. Tačiau nepaisant viso to, Christine atsisakė palikti Christopherį ir šis sprendimas turėjo tragiškų pasekmių. 2003 m. Liepos 18 d. Christine ir Christopheris nuvažiavo į Tiffany Rowell namus. Tiffany namuose buvo jos vaikinas Marcos Presela, Marcoso pusbrolis Albert Sanchez ir Rachel Colorutis. Grupė draugų buvo susirinkusi gerai praleisti laiką, kai Christine ir Christopheris atvyko su tikslu pavogti jų narkotikus ir išvažiuoti. Tačiau vakaras pasisuko netikėta linkme, kai Christopheris pradėjo ginčytis su Marcosu. Ir konfliktas įsiliepsnojo iki to, kad Christine ir Christopheris sušaudė visą draugų grupę. Nėra aišku, kas nužudė ką, tačiau pora iššovė mažiausiai 40 šūvių. Visos 4 aukos turėjo daugybę šautinių žaizdų. Rachel ir Tiffany taip pat buvo sušaudytos į tarpkojus, kas psichologų teigimu rodo seksualinį pavydą. Albertas Sanchez buvo persikėlęs į Clear Lake City, siekdamas pabėgti nuo smurto ir pakeisti gyvenimą į gerąją pusę. Tačiau prarado savo gyvybę vos po poros savaičių Clear Lake Cityje. Rachel iš pradžių išgyveno sušaudymą ir pradėjo ropoti per savo kraujo balą, stengdamasi pasiekti telefoną ir išsikviesti pagalbą. Tačiau Christine pamatė, kad ji vis dar gyva ir ėmė daužyti ją su revolverio rankena, kol Rachel tuo metu šaukė, kodėl. Praėjus mažiau nei valandai po žmogžudysčių, Christopheris nuvežė Christine į darbą, tarsi nieko nebūtų buvę. Maždaug 6 valandą vakaro Tiffany draugė atvyko į jos namus prisijungti prie vakarėlių, tačiau pasibeldus į duris, niekas jų neatidarė. Ji pastebėjo, kad tiek Marcoso, tiek Tiffany automobiliai stovėjo kieme.
tačiau jie taip pat neatsiliepė į telefonų skambučius. Galiausiai ji nusprendė įeiti per neužrakintas duris ir pamatė kraujo klane gulinčius savo draugų kūnus. Prasidėjus žmogžudysčių tyrimui, vieninteliai policijos turimi įrodymai buvo įtariamųjų išvaizdos aprašymai, kuriuos matė kaimynai įeinančius ir išeinančius iš namų. Praėjo 3 metai, kaip žiauri Clear Lake City skerdynė nebuvo išspręsta. Į tą laiką 2004 metais Christine ir Christopheris išsiskyrė, kai jis buvo pasodintas į kalėjimą už automobilio vagystę. Christine įstojo į reabilitacijos centrą Teksase, kur sutiko savo būsimą vyrą Stanley Justin Roth. Ir 2005 metų kovo mėnesį pora susituokė. Tačiau po 4 mėnesių, antrųjų žmogžudysčių metinių dieną, Christine pamatė, kad per televiziją rodė apie jų neišspręstą bylą. Pamačiusi įtariamųjų fotorobotus, ji nusprendė prisipažinti savo vyrui, kad ji ir Christopheris yra atsakingi už šias žmogžudystės. Palaikydamas savo žmoną, vyras nusprendė likti su ja ir pora pradėjo slapstytis, gyvendami motelyje San Antonijoje, kur jie lindėjo motelio kambaryje, vartodami heroiną ir kokainą. Po metų policija gavo anoniminį skambutį, per kurį skambinantysis sakė, kad jis sutiko Christine reabilitacijos centre ir ji jam prisipažino, kad tai ji nužudė 4 žmones Clear Lake City skerdynėse. Policija sugebėjo surasti Christine ir areštavo ją 2006 metų Liepos 19 dieną. Stanleys taip pat buvo suimtas, nes policija kambaryje rado 70 heroino ampulių. Tačiau, kai jis buvo sulaikytas, tai jis papasakojo policijai apie žmonos prisipažinimą, kaip ji pamačiusi, kad Rachel vis dar gyva, nusprendė ją dabaigti mirtinai sudaužydama su revolveriu rankeną. Per apklausą Christine detektyvams visą kaltę vertė ant savo buvusio vaikino Christopheriu. Ji teigė, kad tai jis sugalvojo apiplėšti jos draugus, tačiau viskas nukrypo ne pagal planą. Christine buvo apkaltinta žmogžudystę. Tuo tarpu Christopheris Snyder, kuris tuo metu buvo paleistas lygtinai iš po automobilio vagystės, sužinojo, kad yra ieškomas už 4-gubą žmogžudystę. Jis nieko nesakęs išėjo iš savo tuo metu naujos draugės namų, nepasėmęs nieko kito, kaip jos daktarų išrašytus vaistus. O kitą dieną ryte jo kūnas buvo rastas miškuotoje vietoje, netoli ten, kur buvo paskutinį kartą matytas. Buvo nustatyta, kad jis perdozavo receptinių vaistų. 2008 m. spalio 13 d. Christine Paolilla buvo nuteista už 4-gubą žmogžudystę. Kadangi ji buvo nepilnametė nusikaltimų metu, jai pavyko išvengti mirties bausmės. Todėl ji buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos. Christine Paolilla šiuo metu kali Christine Melton Crane įkalinimo įstaigoje Gatesville'je, Teksase ir turės teisę į lygtinį paleidimą 2046 m. Liepą, kai jai bus 60 metų. Christine niekada neatsiprašė už žmogžudystes ir niekada nepaaiškino savo motyvų. Tačiau psichiatrės manymu, jos veiksmai buvo paskatinti neapykantos ir pavydo savo populiarioms draugėms.